Šiandien pakalbėsime apie tai, kaip jūs galite greitai išmokti, suprasti gyvą kalbą, išgirsti visus žodžius, atskirti vienas nuo kito ir iškart pagauti esmę. Pirmoji taisyklė, kurią mes naudosim, skamba taip, kad metodas šitam dalykui vadinasi šlius. Šlius tai yra S pirmoji raidė, tai reiškia C. Tu turi pamatyti. Kitais žodžiais, reikia paimti tekstą, kurį nori išmokti suprasti, ir iš pradžių perskaityti šitą tekstą lietuviškai, aiškiai sudarant savo vaizduotę, vaizdinėlį, kaip tai viskas atrodo, apie ką eina kalba. Žingsnis antras, išgirsk. Dabar jums reikia turėti to paties teksto audio įrašą ir tekstą angliškai. Ir ką tu turi daryti vienu metu, sujungti 4 dalykus. Tu turi akimis eiti, stebėti tekstą anglišką, klausytis, kaip kalba speakeris, tuo pačiu metu atsiliekant 1-2 žodžius garsiai tarti iš paskos kalbėtojų ir tuo pačiu įsivaizduoti, apie ką eina kalba. Kitas žodis, mūsų užduotis perkrauti smegenis, jos darys vienu metu 4 dalykus, o tai reiškia, jis neturės jokio šansų galvoti apie gramatiką, ko mums reikia, nes gramatiką reikia studijuoti atskirai, o kai tu jau mokasi kalbėti ir suprasti, jau gramatika nereikalinga, tu turi automatiškai visą tai pagauti. Taigi, darai tai šitą žingsnius tol, kol galų gale galėsi kiekvieną žodžią pamatyti, išgirsti ir ištarti. Kai tu gali kažką ištarti, tu gali tai ir išgirsti. Ir atvirkščiai, tai, kad tu gali išgirsti, tu gali ištarti. Tokiu būdu užsidaro kilpa. Ir tada, kai tu jau tai sugebi padaryti ir aiškiai įsivaizduoji, apie ką eina kalba, jau nebežiūri tekstą vien iš klausos. Klausai kalbos ir bandai garsiai iš paskos žmogaus pasakyti tai. Na ir po to tau reikia padaryti sekantį žingsnį, tau reikia tiesiog pasižiūrėti į lietuvišką tekstą ir bandyti pačiam iš karto išversti tai į anglų kalbą. Ką tai duoda? Jeigu tu tokiu būdu pravarysi keletą gabaliukų, kad ir didesnių teksto, tu po to tiesiog galėsi įjungti anglišką tekstą ir automatiškai per milisekundę, lygtais tai būtų kalbama tavo gimtąja kalba, tu suprasi visą tai, ką ten buvo norima pasakyti. Tokiu būdu tavo užduotis padirbėti su didesniu kiekiu teksto ir tokiu būdu tu išlavinsi į ausį ir savo mokėjimą kalbėti. Kitą kartą pakalbėsim apie tai, o kaipgi išmokti kalbėti taip, kad tave suprastų. Nes labai dažnai mes kalbam taisyklingai, bet mus labai sunkiai supranta. Kodėl taip vyksta ir kaip tai pataisyti? Kitą pamokėlį. Iki.